Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Sveiki žvėjai! Sveiki žvėjai! Kaip matote, vėl pas mus kateryje Erikas. Ir imam šį kartą visiškai kitą Lietuvos kraštą, kardinaliai. Iš pietų pasidavėme Šiaurės rytus. Jo, Dzūkija, o dabar šiaurės rytai, Ignalinos rajonas. A čia Švenčionių, vėl nežinau tiksliai, nežiūrėjau, bet kažkas į tą pusę. Ir naujas ežeras. Na ir šitame ežere nesame žvejoję su sistema šitą LiveScope. Tai toks kaip ir pažintinis, šiek tiek aš jį žinau, kažkada žvejau, labai čia stipriai buvau įklimpęs su automobiliu ir ilgai nevažiavau. Bet dabar galvoju, reikia pabandyti dar kartelį, nes ežeras įdomus. Pakankamai turintis gylio, tuoj pažiūriu, ką batimetrija rodo, mano giliausia vieta 22 Man atrodo, gal ten toliau 24, 25 gali. Gal dar kažkokia duobytė yra. Tai pasibraižysim, pasižiūrėsim, ir tikslas kaip visada plėšrūnai, laukiam, žiūrim, ką turim. Didesniais masalais, aš mažesniais šiek tiek masalais. Ešerių reikia gal dar pasižiūrėti. Saulius tokių iki 21 gramų kotų, aš nuo 21 iki 70 pabandysiu. Tai pas mane bus gal kokie 16-tukai, 14-tukai, 16-tukai, o pas Saulių gal 12-tukai, 14-tukai. Nu taip grubiai. Aš nežinau, aš tai galvoju, kad reikia mums pradėti nuo gylių. Ir plaukiu aš į gylius. Teisingai. Ir pačius pagrindinius didžiausius gylius. Reikės daplauk porą kilometrų kokių turbūt. Nu tai dar šitą duobę pakeliui patikrinsim. Kažin, kada, ant kiek jis staigiai krenta? Jis staigus kritimas. Nu čia vajo, staigus, matosi. A galbūt į metrį, čia viskas aišku. Čia krantas, kiek čia iki kranto? 40 metrų. Gal sustos? Oba, žiūrėk. Jis laikė. Eina. Yra. Geras. Padėsiu. Pirmus metimus. Gal ne su to pirmu metimu.
Būna reikalų. Aš čia biškai... O Algis pamatė šitą lydeką. Tu čia sugebėsi atvesti, ne? Taip. Nes ten nelabai vietos man bus, kur atsistoti. Ant Coral Tailo, ne? Jo. Gold Rush. Mato ir bėga. Aš įkišiu iš anksto, kad jinai apsiprastų. Tavo žuvytė. Laukiškė. Kiš gal kur mano pirštas. Mano gerai stovi. Tavo gerai stovi? Džiaugiuosi dėl tavęs, Erikai. Vo, komandinis darbas. Iš tikrųjų ne komandinis, Saulius. Kaip ne komandinis, su gripteliu, aš su žuvyte. Labai faina. Gal ir kokį patkytę dar Algirdas padarys. Nori pasvert? Palaikyk rankinį. Ir paguldom. Vo. O, čia kaip terba, kaip babutė į turgų. Vo. Vestinos. Čia iš tikrųjų Vestina yra mažasis maišiukas. Na, 4300? Ne, 4600, 700, penketukas. Nu tai 100 kokį gramų, 100 pusantro numesti, tai 4,5. Nu, nes aš vakar 4,5. 4,2 ištraukiau. Tai va, šitą maišiuką aš po to parodysiu, kai mes žuvį paleisim. Čia yra mažasis Vestino maišiukas. Yra dar didysis, kuriame jau XL-inė lydeka. Kur tu, gražuolė? Tai va, pratęsiant, šitą maišiuką tilpo 4,5 lydekos. Jisai labai kompaktiškas, kame jo specifika yra, kad jisai turi kiaurą dugną. Jeigu vanduo viskas nubėga, tai čia vat yra mažasis. Tai aš manau, tai yra toks lietuviškas variantas, 4,5 kilo lydeka telpa labai gražiai. Jisai ir maždaug nepilnai metro ilgio, tai grubiai. Tai čia didesnė kil. Tai 7 kiek. Tai jo, čia tils 5-tukas, 6-tukas, ta prasme, kad nes tie didieji, tai yra jie iš vis yra jo 1,20 m beros, ten iš tikrųjų maišas didžiulis. O Lietuvai, va, idealus svėrimas, kultūringas, be jokių maišiukų parduotuvinių ir taip toliau. Tokia truputį. Parodysiu Lietuvai, kokių maišiukų reikia to. Liuks, labai fainai. Nu va, žiūrėk, bet, užsidėjau čia iš tikrųjų, norėjau patikrinti tam tikrus ešeriukus ir tingėjau pakeisti, nes pamačiau likti ešeriai ir porą vijosi. Tai ne pirmas metimas, nes mečiau ant ešeriukų dar ir, gal patikrinsiu, kaip šitas veikia. Ir ką, pirmas metimas ant pakilusios normalios lydekos. Esam kur mes, 14 metrų, dar ne taip giliai. Bet esmė, kad domėjosi. Ėmė konkrečiai. Atėjo ir be užlaikymų, ta prasme... Ne iš karto, kad atsivijo ir jungėt, reikėjo truputėlį ten pamakaluoti. Nu, reikia pagalvoti, kokį čia masalą man irgi panašų išsitraukti. Šaunam toliau. Reikia pasižymėti, žiūrėk, kur pagavom, ne? Negali ešerių būrys būti. Nu ką jie čia veiks tokioje vietoje tie ešeriai? Jeigu apačioje yra seliavų, gal mes nematom apačioje, kas yra? Nieko nėra. Nieko nėra. Čia mūsų klientūra panašu, kad. O. Panašu į mūsų klientūrą, kaip Saulius sako. Guminukas šitas eis dabar į dugną. Tiksliau ne į dugną, o 8 metrus. 13 gramų galvakablis. Kur čia jis man neduoda pagauti jos, žiūrėk, kažkaip tai sukasi vis. Metimas.
Gerai. Paminiok dar. Leis. Ne mūsų. Emocijų. Klientūra tai čia 100% jau mūsų. Klausimų nekyla. Ugnis. Gerai. Turėtų eiti. O dabar jinai apsisuko. Gerai, dabar gerai. Dabar biškį gali bandyti imtilt. Mažesnį mostą. Riešo daugiau reikia. O žiūrėk, dabar labai gerai. Biškai pasisukus kažkaip šonu jinai, bet išsitiesins jinai. O, tiesinasi aukščiau. Gerai. Šitą turėtų žiebs. Triuktelk. Opa, yra! Pabėgo! Kaip tai? Nėra, nuėjo. Žiūrėk, dar žiebs. Truktelk biškį, vos. Eina jau į tave. Op, yra. Turiu. Atsistojai, kaip nors kartą, kaip reikalas. O, šaunuolis. Nedidukė. Pa! Nu, žvakė, bet ant mažo trišakio kabėjo. Greičiau, suk. Leis, gerai. Pilsil. Op, yra. Nu va, vienšakis kablys ir gražiai įsėdės į lūpą. O! 3-0. Aš tai ekologiškas. Palieku žuvį vandenį. Gerai. Čia bala nematė. Palieku žuvį vandenį. Ekologiška? Ekologiška žvejyba. Tai gal ne ekologiškas, o humaniškas, ar kaip čionais net? Jo. Šauk. Gerai. Va čia va jinai.
Pasisuk, sukis, Erikai, sukis, kyla jinai, sukis. Tuoj. Žiūrėk, kaip medžioja. Žiūrėk. Metimas Pala, greičiau, tu taip pažiūri. mes greičiau, nes bus faktum. Erikai, jisai, kai jinai mosils į tą pulką, tai jinai pasigaus žuvį ir jau bus tada Žiūrėk, ko ten žiūrėt. Va, dabar turi šansą. Ne, nuplaukė. Nepataikai, sudominai. Būtent. Jau, stok! Opa! Nekelk į orą. Nekeliu. Lengvai laikau. O, gerai. Lengvai laikau. Opa. Kažkoks keistas dydis. Bet kimba jos šiandien, gerai. Mažylė keliauja atgal. Masaliukas. Baltyzas, koruteilas. Nu ką, aš ją taip galvą dabar taip lengvai saltę. Opa. Vsio. Kol kas rinkimas tokių žuvų, bet jau 4 kiek? 3-1, ne? 4-1. Ar 4-1? Ai, 4-1. Tai va, pastebėjimai šiek tiek tokie, Erikai, pasidaliname savo pastebėjimais pirmiausia tu savo, kokie pastebėjimai, pavyzdžiui, šiandieną kas link lydekų aktyvumo, kurios laikosi ir taip toliau, ir ką jau šiandien graibsto. Mano lūkesčiai buvo iš tikrųjų šiandien pabandyti daugiau gaudyti tokių tvirtesnių kotelių, kuris sutvarkytų lengvai su, tarkim, 20-30 gramų svoriais ir plus dar guminuko svoriais ir pabandyti tikintis įsiūlyti masalą didesniai truputėlį lydekai. Buvo tokių, bijau sumeluot, gal kokios 4, gal kokias mes čia tikom tokias galbūt netgi link metro. 4-5 ar paskutinę matėm, kur 8 metrų, 6 metrų gilyje metrą. Jo, iš tikrųjų noras buvo pabandyti pagaudyti šiandien truputėlį, man asmeniškai truputėlį, sąlyginai didesniais, tai yra maždaug 16-18 cm masalais ir kotelių, kuris iki 70 gramų puikiai meta, su 4000 Shimano rite, tokio aš turiu omeny įrankio stiprumą. Bet realybė buvo kiek kitokia, pasirodo daug efektyvesni buvo ir bent kibimų ir ėmimų buvo davę šiek tiek mažesni masalai ir teko prisiminti savo Finės Shadow Vestino kotelį, kuris yra 10-28 gramai ir tenai su 13 gramų galvakabliu masaliukai tarp 12-14 gramų, kaip sakant, kalė klinan dideliem. 14 centimetrų. Jo, tarkim, centimetrų. Kalė klinan didiesiems masalams. Buvo, man asmeniškai buvo ėmimų, bet buvo, taip, kaip sakant, visi žinom, kad mes gaudėm laiskopų. Ir tas gaudimas, užmetimas, kaip taisyklė būna, mes pasiskirstam, tai vienas, tai kitas užmeta. Tai man pasitaikė taip, kad nebuvo tokios per daug pradžioje didesnės lydekos, bet jos, imdavo, bet nepavykdavo jos pakirsti, kaip ko gero ar teko matyti, ar galbūt bus įdedamas tas vienas kitas siužetas dar vėliau. Bet po mano ranka papuolė tos truputėlį mažesnės. Buvo vienas išėjimas toksai labai stiprus, bet vėlgi kažkas tai šovimų buvo keletą gražių, pavadinkim taip lydekų link masalų, bet kažkas tai vis netikdavo. Iš tikrųjų, teko improvizuoti, nieko nepadarysi, taip jau yra, bet finale keletą lydekaičių teko įsikelti, palaikyti. Labai faina, kad pavyko Sauliaus lydeką iškelti iš vandens, kad ne jisai įsikėlė. O jo buvo didžiausia. Tai va tokia realybė, kad nelabai pavyko asmeniškai kažko tai šiandien. Bet iš tikrųjų įdomumas tas, kad labai senai negaudžiau va tokiais orais. Kaip matot, aš asmeniškai esu labiau mėgėjęs išlaukti gero oro, gal čia yra ir nėra labai gerai, o gal ir gerai. Tai buvo įdomi patirtis, kai tokia lengva dulksna, bet kaip ruduo, kaip vėsus ruduo, tai iš tikrųjų fainai, nes visiškai šiandien temperatūra su Vestino
tokiu lengvu, nu visi žinom skandinaviškas žiemas ir tie visi kostiumai yra pritaikyti skandinaviškos žiemom, tai šiandien labai gerai su juo buvo. Komforto lygmuo, nežinau, kiek čia pas mus dabar 5 kokie plius, galbūt 6, nežinau, kiek čia temperatūros. 5. Tai vat buvo labai įdomu pabūti bičiulių kompanijoje ir pažvejoti, tarkim, va tokių man neįprastų, Sauliui galbūt įprastų, jisai gal pasidalins, kad jisai dažnai važiuoja tokiais orais turbūt. Man tai oras šiandien yra tinkamas, iš tikrųjų, nežvarbus, minkštas, kaip aš vadinu, žemas slėgis, lydekos mėgsta tokį slėgį. Ir mums tik atvažiavus, problema buvo nepagauti tą lydeką, jos kibo, bet jų surasti neįmanoma buvo. Pasisekė, kaip gal aklai vištai grūdas, pats pirmas stojimas, kaukšt ir 4,5 kg gulė iš karto. Tai kiti metimai vėl, kibimai, pakirtimas, nepakirtimas, nesvarbu, bet jos domėjosi ir kibo. Šitą ežerą aš silpnai pažįstu, praktiškai džigų gaudžiau visai, bet kitose vietose, kažkada prieš 5-6 metus, tai džigavimas ir plaukėjimas su life scope sistema yra skirtingi dalykai, nes čia ieškai pakilusios žuvies daugiau ir jos skirtingose vietose laikosi. Taip kad visi man šitie Lietuvos ežerai praktiškai, galima pasakyti, yra nauji ir atsiveria kitomis akimis. Kas link masalų, maži ir dideli, gal didelio čia skirtumo aš neižvelgčiau. Čia buvo lydekų aktyvumo klausimas. Ir iš ryto, jeigu mes būtumėm tuos metrus radę, kur radome mes įsidienojus, kai tas kibimas jau primo, kur tik lydėjimai buvo daugiau, tai metrai buvo tikrai 5, vaikytėsi, 2 kibo, nenoriu įvardinti, kas vienas nepakirto, kitas nepakirto, žodžiu, bet jie griebė, tie metrai kibo, taip kad domėjosi dideliu masalu. Šitas buvo kibo, aš šitame ežere esu pagavęs gal 5 kg lydį ant šito masalo. Kur čia tos dantų žymės dabar? Va. Vienas segė čia. Matosi, koks dryžis ir kita čia kažkur tai, va, irgi griebė naujas maslas visiškai. Labai nustebino, kad tokios mažos lydekaitės, 1,5 kg pakilusios, giliuose, kažkaip tai dažniausiai, ką tai byloja, kad šitame ežere mažas kiekis yra didelių lydekų. Jeigu 1,5 kilo lydekos, kilograminės net galima pasakyti, pakibusios stovi ir matėm dar ne vieną. Taip drąsiai jaučiasi? Jo, net nemetėm. Taip drąsiai tokiam jaučiasi tokioj situacijai, tai reiškia, metrų čia nedaug, nes jos būtų aiškus taikinys. Ir kur yra daug metrinių lydekų, ten 5, 8, 10 kilograminių lydekų, ten nei kvapo praktiškai nerasi, tai 2,5 kg būna mažiausias. Šitas ežeras, kuriame esame, kas link lydekų populiacijos, tai taip toks jau skurdokas. Mano atžvilgiu žiūrint, lyginant su tam tikrais mano 3 paskutiniais bandytais ežerais. Ko gero reikia įsivertinti, kad gali būti, nes, kaip sakant, lietuviškai, kaip sakoma, kartais bandysime iš lempos, tai čia toks planas iš tikrųjų patikrinti naujesnių ežerų, bet tikėtina, kad gali būti ir ne vienas toksai, kur taip, tarkim, lydekos, tai va čia mums dabar biškutį taip. Aš tikrai iš vieno karto nespręsiu šitą ežerą, tikrai atvyksiu dar kartelį ir ne vieną ir ne 2, nes čia man pakeliui, pavadinkime, važiuojant į sodybą. Tai patikrinimą aš tikrai dar čia padarysiu ir tada galima galutinai bus įsitikinti vasarą galiausiai, nes yra tokia va dabar kaip ir tendencija tokia sakoma, kad pavasaris, ruduo yra geriausias metas didžiųjų plėšrūnų gaudymui, iš tikrųjų tai nesutinku visiškai. Keičiasi žaidimas naudojant echolotus. Ir taip, sunkiau pagauti vasarą, nes apžėlo daugiau žolių, į tą žolę sunku įmest masalą, pravesti, įnoringesnis, karšta, įlindusios, po nerštų labiau maitinasi. Rudenį, tipo, čia labai puola jos prisiryti. Vasarą rezultatas visada būna geresnis, gaudant pakilusią žuvį, jinai aktyvesnė, apykaita geresnė, daugiau jai maitintis, daugiau juda jinai. Ir jinai diskomforto nejaučia tos temperatūros, nes kur gilūs ežerai, jinai gali atsistoti į savo komfortišką gilį, kur jai temperatūra bus tinkama.
Tai čia jau pastebėjimas yra ne vienų metų. Rezultatai kažkodėl tai man, pavyzdžiui, vasarą būna geresni negu rudenį jau kelinti metai, gaudant tas pačias lydekas. Galbūt ta mintis, kad lydekos šaltuoju periodu turėtų daugiau, ne tai kad daugiau, bet ruošti žiemą ir maitintis, gal čia labiau galioja tiems iš tikrųjų didelėm ežeram, seliaviniam ežeram, kur iš tikrųjų yra šiek tiek pririšimas lydekų maitinimuose prie tų pačių seliavų neršto. Gali būti taip, galbūt tai formuoja kažkokią tai dalį nuomonės, nes tai tame yra tiesos, tai čia tikrai, kai seliavos pakyla neršti, lydekos didžiosios irgi pakyla iš gylių ir jos tampa lengviau nepakyla neršti, nu taip, pakyla, išeina į kraštus neršti į 6-8 metrus seliava. Paskui seliavas. Taip, tai paskui seliavas būna išeina tos didžiosios lydekos, dėl to jas lengviau būna pagauti, supranti, dėl to visi galvoja, kad rudenį didžiųjų lydekų metas, ne, jos lengviau pasiekiamas. O kai seliava kabo, lydekos kabo, pagauk tu ant vičio ar ant džigo, nu nepagausi, velkiautai, tada velkiautai metas vieną kitą išima tą didesnę lydeką, vilkdami gaudant seliavinės lydekas. Tai aš kalbu apie tos žvejus, kurie mėto į krančiuką, klasikiniu būdu džigauja, dėl to jiems ruduo yra tas didžiųjų lydekų metas, nes kur seliaviniai ežerai, kaip ir minėjau, jos išeina lapkričio mėnesį neršti į krantus. Jo, jos gali visiškai ten kur nors drūkščiai ar kur tenais, tarkim, ar dūsios, tai ten visiškai į 5-8 metrų gylius, tarkime. Yra dar vienas laikotarpis, kai varlės pradeda šokinėti į šiltą vandenį, kai šaltukai paspaudžia. Dar yra irgi didesnės lydekos ateina į krantų, arčiau krantų ir taip pat irgi, ta prasme, nebūtinai, kad krantų, bet jos jau biškutį kitame lygyje. Bet aš negalvoju, kad supranti, atskuodžia tą lydeka blemba iš 40 metrų pagraužti varlių, žinai. Nu ne, čia ne tos ateina, čia tos ateina, kurios priekrantės zonoje ir gyvena, kurios žino, kad taip vyksta, nes varlėgi nerauna ten kažkur, tai žinai. Tai čia tikrai nėra, čia daug tų prirašyta, supranti, blemba, pasakorių, tų knygų ir žurnalų autorių kai kurių, kurie, ta prasme, iš lempos daug yra nuo senų nusistovėję, yra tokios mitai, nemitai, nežinau, tiesos, kad va taip ir kitaip, čia kaip ir starkėm, kad reikėtų dugno ten ar ten, nežinau, ten šlaitų gylių ten kažkokių, tai ar ten, nežinau, dar mistinių visokiausių, čia tai neišsiplėsiu. Tai jau šiandien keičiasi visas mąstymas, jau seniai ir įrodo aparatūros naujos, kurie gali pamatyti žuvų migraciją, kaip žuvis elgesi, elgsenas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia, žinai, tokių pasakojimų yra nemažai. Tai va, o masalų dydis, tai iš tikrųjų rudenį didesnį reikia dėti masalą lydekai, labiau reaguoja. Nereikia jau gaudyti kaip vasaros laikotarpiu ar pavasario, vasaros, pavadinkime, laikotarpiu, ten jau mes gaudydavom visokiais, va. Tai jau, na toks dar. Šitas išsitempė, jisai patampa. Aš užmečiau, jį uždėjau, nes ešerius norėjau patikrinti, užmečiau tai fuksam, pimtelėjau po to. Bet visos mažosios, iš esmės, šitas buvo mažųjų lydekų prasme, buvo sėkmingas. Nu taip, bet didesnis nereagavo visiškai, tai jau tada perėjau vėl prie šito, bet čia netiko, šitą gumą visiškai ignoravo, bet man... Vesti nuo šių metų. Kai pirmą pagavau didelę, daugiau man nieks neleido mesti. Tai tiek žinių, dabar mes dar truputėlį norime patikrinti, nuo ko pradėjome, nuo ešeriukų, nes praplaukdami seklesnę ežero dalį matėme ten ešerių. Tai dar savo pasiskyrėme paskutinę valandą ešeriukų paieškojimų. Nu, ta prasme, ne ešeriukų, o ešerių. Nes mesime tai tik nuo pusę kilogramo taikysime ešeriui. Nu, įsivaizduojamam pagal svorį, nes ešerių patirties gaudant su Garmino Panoptiksu aš per daug neturiu. Bet tai čia tas pats kas starkis. Koks skirtumas? Ai, nerandu aš tų ešerių, nežinau, pamėtėme, nei kibimo, nesuprantu, kurių čia ieškoti, gal per trumpas laikas.
pusvalandį čia paplaukiau ar valandą. Kažkokių karščių rodo, su ežeriais reikia dar pasimokinti, kaip juos gaudyti tokiu būdu. Ačiū tau, Erikai, už kompaniją. Ačiū už pakvietimą. Šiandieną užteks, kol, sakoma, dar nesutemo, reikia rauti namo. O dabar žiūrėkite laivybos rubriką. Ir kaip visada sakau, sudie, susitiksime ant vandens. Iki. Iki žvejų. Sveiki laivybos mylėtojai. Sveiki laivininkai. Kaip visada, Darius ir Saulius ir laivybos rubrika. Apie katerius, valtis ir laivus. Ką aš norėjau parodyti tau, Sauliau? Vis naujos tendencijos, nauja karta, kuri vis daugiau nori būti arčiau gamtos, nori būti labiau ją puoselėjantys ir saugantys, tai yra elektra instaliuoti kateriai. Be aplinkosauginių temų be abejo jis turi nuostabų privalumą, kad gali plaukti kada nori ir kur nori. Taip. Tai štai vienas iš pavyzdžių, tai yra suomiškas kateris Terhi su šoninė konsolė. Iš tikrųjų jisai dabar tampa vis populiaresnis ir populiaresnis dėl to, kad jau ir vaizdelis toksai mielesnis truputį, atsiprašau, aliumininių katerių, bet jau šeimai, žmonoms. Patinka, taip. Jo denis, minkštosios dalys, dekiukai pasideginti. Palapinė. Taip, mini topas, nuo saulės, nuo lietučio. Ir aišku, su elektriniu varikliu, tai yra tyla ir stebuklingas linkimas šalia meldų. O, matau, rimtas elektrinis variklis uždėtas? Taip, čiagi E-Propulsion Navi 3. Tai yra 48 voltų, 3 kW variklis. Ir šiuo atveju, kas yra labai malonu, yra sumontuotas Strongel hidraulinis pakelėjas, nes iš ankstinai šie varikliai neturi. Elektrinio kilnojimo neturi, o priplauki vis tiek prie kranto, kur yra seklu ir nesinori gadinti variklio kojos. Taigi jame po galinę minkštąją dalim ir suolu yra sumontuoti akumuliatoriai. Čia jau mūsų elektronikos meistro rojus. Pasižiūrėkite, štai du profesionalūs akumuliatoriai aptarnaujantis ir užmaitinantis mūsų pagrindinį variklį. Taipogi turime masės atjungėjus, bendrai pakrovėją ir akumuliatorių, kuris yra skirtas echolotui, lediniam apšvietimui. Tu žinai, koks pagrindinis klausimas iškart žiūrovam? Taip. Kiek galima plaukti? Kiek išplaukioti? Kokiu greičiu plaukia? Priklauso nuo greičio, kaip ir su elektriniais automobiliais. Tai jeigu plauksi visų greičių, valandą. Per valandą pusantros, tau ir pasibaigs. Taip, bet jeigu tu plauksi pakankamai lėtai, vėlkiausiai ir gerėsias aplinka, tai tau pilnai užteks 5-6 plaukiojimo valandom. Tikrai, o su papildomais akumuliatoriais ir netgi visam savaitgaliui. Aš galiu pasakyti konkrečiai apie šitą katerį, nes tu gal nežinai, aš esu su juo plaukęs 2 kartus. Nežinojau. Aisėte, taip, net ir laidą bandėm su Alginu filmuoti, tada nieko nepagavome, gaila. Būna. Bet prieš tai žmogui konsultavau, kuris turėjo šitą kateriuką apie echolotą. Taip. Tai visą dieną plaukiojom be jokių problemų ir dar liko 60% akumuliatoriaus, o mes pakankamai aisėtas yra ilgas ir yra atstumai dideli ir vėjas buvo. Tai gražiai plaukiant 6,5 km per valandą greičiu galima, nežinau, 2 dienas, manau, visam savaitgaliui tikrai užteks. Gera žinia ir labai svarbi žinia. Ir visą greitį pabandėm, paplaukiojom, žodžiu, plaukiojom taip, kad būtų patogu, negalvodami apie išeikvojimą elektrinio variklio, nes pas mus ant priekio visada dar yra atsarginis elektrinis variklis. Taip. Ir jeigu galiausiai jau mes šitą iškrautumėm, tai yra elektrinis variklis priekyje, kur tu gali pargrįžti, jokių problemų. Nustatai tašką ir vis tave pats parveža. Taip, kad čia jisai visiškai yra apdraustas, žvejys yra, jeigu ar tas elektrinis variklis kažkuris
nusėda, visokių būna bairių, net pasikrauna ir taip toliau, visada yra alternatyva. Čia tas pats, kas įsidėti 5 litrų kuro bakelį benzininį variklį. Taip, tai čia yra apsidraudimas ir tikrai šitų 2 variklių užteks drąsiai savaitgaliui, išvažiavus į gamtą. Iš tikrųjų, man labai idėjiškai patinka plastikiniai švelnūs 4,5 metro ilgio kateriukai, kad jie labai tinka mūsų sąlygoms, labai gražiai atrodo, nuostabiai slenka per bangelės be papildomų garsų, kaip su benzininiais varikliais, ir priekyje gali būti tiek žvejybos draugas, tiek draugė, vaikai. Taip, ir čia yra denis, nuostabus denis praleisti savaitgalį. O po deniu čia yra, jau aš dariau laidą žvejodamas apie Terchį šitą modelį, tik benzininis ten buvo variklis, tai rodėm, kad čia viskas yra daiktadėžės, o kai pasidarai denį, apačioje irgi dar yra daiktadėžių. Taip, kad į gamtą išplaukus, pasidarius palapinę, su šeimyna, daiktus tikrai galėsite suslėpti kažkur, sudėti, kad nesimaišytų po kojomis. Ir tikrai bus patogu, jauku ir malonu leisti laiką ant vandens. Taip, iš tikrųjų dar norėčiau paminėti apie Terchį valtis. Nors jų modelių nėra labai daug, 4, 440, 4,5, 480 ir kitokie modeliai, tačiau jie ypatingi yra, kad turi labai daug aksesuarų. Netgi 900, sąraše viską teisingai atsimeni, beveik 1000 aksesuarų, ypač daug tentų, kur užsidengia, pavyzdžiui, tik konsolė su šonu, su durimis. Pasidarai kabiną. Taip, kabiną ir ten sėdi savo tokioje kabinoje, aplinkui gali kristi rudenį snaigės, čia tavo meškeris ir jeigu ką tu... Velkiauji. Jo, velkiauji, šoki pro duris, pakirti, ištrauki ir vėl eini savo pasišildyti. Būna miegojimo tokie tentai su rėmu, kur gali irgi su langais ilsėtis. Būna tik priekis užsidaro. Harbor uosto tentas. Tik nuo saulės, 3 tipų. Taip. Priekis susidaro kabina ir nuo saulės. Net daugiau, dar keletą porūšių yra jų minkštosios dalys. Vidurys atsilaisvina praėjimui aplinkui sustot pikniko variante. Pasistato staliukas, teisingai. Visokiausių tipų reilingai, pas skandinavus tie populiarūs su aukštais, kad išlipti per priekį, pas juos į uolas išlipa, šark vadinasi. Taigi tenais galima pasigilinti, susidėlioti savo laivelį, jų pavyzdžiui gamykliniam tinklapyje ir susimodeliuoti įvairiausias jų versijas. Jie jau tokie mielesni. Suomijoje praleidau 3 mėnesius beveik, tai ką aš mačiau, arba busterius, arba Terchis. Taip, ten 50 prie 50, arba valtis kateriai Terchį, arba busteriai, kurie gaminami savaime suprantama Suomijoje. Ir Suomija juos naudoja, eksploatuoja. Ir aš ten tokių modelių matęs, kur jau tokie jau net geltoni, jau po 30-40 metų ir plaukia. Ir iš tikrųjų jų laikymo paslaptis dar yra ir kita. Todėl, kad jie naudoja ABS plastiką. ABS plastikas yra kaip Lego kaladėlėse arba mašinų bamperiuose, kur yra mišinys gumos, kaučiuko ir plastiko ir jisai daug atsparesnis yra smūgiam ir išdaužimams, ne taip kaip tradicinis plastikas, kur yra emalis gelkautas plonas ant viršus, o jį pradaužus arba po apačią mes matome jau plaušą dervas ir audeklus, kur jau patekusi drėgmė sunkina laivą, o žiemą, jeigu užšąla, be abejo, jau jisai pradeda blogiau plaukti, išsipūsti, leisti vandenį ir kitos tokios nelabai malonios pasekmės. O iš tokių neigiamų, pavadinkim, aspektų apie tą kažkaip neigiamo ne vieno, aš žinau, tarkim, dabar galvoju, ką pasakyti. Vieną sugalvojau. Tu sakyk pirmas neigiamą. Galbūt aliuminis geriau plaukia, vis tiek slysta aliuminis geriau. Ne, tikrai ne. Aš tau galiu pasakyti labai konkrečiai. Plaukiau dabar su Linderiu švedišku, su Nordboutu aliumininiu, taip. Čia irgi stovi. Čia yra fainas, kad su mažiausias kateris, su dviguba konsolė. Nenuklystam nuo temos. Ir plaukiam su
Terchė. Taip. Ir visur 3 buvom. Taip. Tai dabar paskutinė mano laida, kuri išėjo žvejybinė, nu, nežinau, ar dabar paskutinė, kada ištransliuosim, nežinau, bet viena iš laidų, kur aš žvejojau iš Terchė 2 laidas. Su 25-uku paturbinta iki 30. Plaukia lygiai taip pat ir dar geriau, nes tylesnis. Jis sunkus, plaukia 40 tą patį 1,5-1,8 km per valandą greičiu, lygiai kaip aliuminiai. Nieko nesiskiria dėl plaukimo. Ir dar labiau tylesnis ir fainiau valdomas, toks sunkesnis, sunkiai eina. Tai neduosiu meluoti Algis, nes jis irgi žvejoja iš įvairiausių laivų. Šiais metais praleido, tai mes džiaugiamės, nes plaukimo savybės jo man dar geresnis už aliuminį. Sugalvojau galbūt vieną minusiuką, jeigu tu... ne tiek daug daiktadėžių. Užtenka čia tų daiktadėžių irgi. Ne šitas minusas. Minusas yra ne Lietuvai. 2 minusai. Pirmas minusas. Jeigu nori, kad šitas laivas tau išliktų gražus, priežiūra. Priežiūra, tu turi purkštuką, turėti čepetuką, kad jeigu tik kažkur įsibraukė, nu baltas visgi, tu turi pasivalyti kaip ir baltas salonas automobilio. Taip. Tai šitas ir antras, jeigu tu žvejoji Skandinavijoje ir parplaukinėjai į krantą ir tarkim akmenuotų smailių, žinai, akmenų dugnas. Taip. Nu, yra ežero. Bet šitoje vietoje yra kylis. Taip, bet tu ir skauda parplauk, geriau jį, žinai, išlip geriau ir išsitem geriau, žinai. Ir jeigu tu kokį smūgį duosi, žinai, aliuminis links, taip. O šitas vis tiek jau jo remontas apsibraižys, lenks, tai čia tik tais toks, jeigu jau tu esi žioplas ir netausoji daikto ir parvarai, žinai, krantą. Wow, žinai, kaip aš su aliuminiu, pavyzdžiui, parvarai. Mačiau. Ir pusę laivo ant kranto jau, žinai. Greičiau eiti valgyti. Jo, aš su šitu taip jau nedaryčiau. Sustočiau ir išsitemčiau. Tai va čia tik toksai. Kaip bebūtų, kviečiu jūs užsukti pas mus į teritoriją, pasivaikščioti, palyginti tarp įvairiausių laivų. Tai va yra pabendrauti su tais, kas praleidžia daugiausia laiko ant vandens, juos testuoja ir išbando ir surasti savo svajonių laivelį. Tai va galite man irgi rašyti į Facebooką, į Messengerį, Saulius Vigraitis arba ir šiandien Kimba, nes laivinė yra teritorijoje tiek ir naujų modelių, tiek panaudotų. Ir aš jums tikrai papasakosiu apie kiekvieno gerasias, blogasias savybės, nes aš juos visus esu išbandęs. Nei vieno laivo praktiškai nėra, su kurio būčiau neplaukęs, su kažkokia variklių ar elektrinių ar neelektrinių variklių kombinacija. Taip, kad tikrai patarsiu iš praktinės pusės. Kaip susimontuoti, kur dėti akumuliatorius, kaip kabinti echolotus ir taip toliau. Ir ypač apie echolotus, panoptiksus, nes matau netgi Terchėje sumontuotas panoptikso kojos laikiklis. Taip. Ant reilingo, jeigu galvojate, kad užsimontuosit, bandėm, galvojom, nežinau, dar nesugalvojom, momento tenka gręžti, čia dėti, bet nu visai toksai graži plokštelė per daug netrukdo. Tai va tiek apie šitą baltąją gulbę. Norėjau sakyti giesmininkę, bet ne giesmininkė. Tai kaip visada sakome, susitiksime ant vandens. Iki. Smagaus plaukimo. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.